Sorry, kad vėluoju. Šiandien aš kaip ant ratų. Nors tiesą sakant, užsimečiau porą dar markę suvalgiau, kad žinai normaliai būtų. Tai va. Tai biškį kilbasina. Nu, kaip tau sekas? Pasakok, su kuo tausinės? Blet, koks jis gražus. Kaip jis mane veža. Klausyk, o davai važiuojam pas mane pasipisti. Ne, nu tu kaip visada prie bairio. O jeigu rimtai? Nu rimtai. Jeigu rimtai, tai aš susipažinau su tokiu vyriškiu, kuris būtų nieko prieš su manimi pasipisti. Tai va aš ir galvoju. Tai nėra čia ką galvoti, jeigu jis tau patinka, kogi ne, davai. Ir tu visai nepavydėtum? Aš kažko tai tavęs nesuprantu. Mes ką, vedę? Nu ne, ko čia žiūrit? Bet juk galėtume, ar ne? Nežinau, ar nuo tavo bairio, ar nuo ratų, man tai bus pizdėts. Nu tai važiuojam pas mane. Tai mes jau seniai važiuojam. To įsibėgėsim, nors bendriau ne, biškį atsirado reikalų. Ko žiūri, žiūrkė? Bet Janušas pizdėts. Nu tai viską žinok, jau lėkiu. Nu gerai, o pro kur tu važiuosi? Kad aš dar nesugalvojau. Gal ir niekur nevažiuosiu. Tu suprask mane dabar, taip kilbasina. Taip kilbasina, kad aš nerandu savo vietos po saulę. Nu, žodžiu, kaip matau, aš žiauriai kažkur tai vėluoju ir jeigu čia ilgiau su tavim dar pastovėsiu, tai jaučiu apsivemsiu. Tik neapsišyk. Auksiniai žodžiai. Ačiū. O, matau biškį, koksiuko dėjot? Normaliai. Tai kaip suprantu, šniosim šį vakarą? Vis dėlto išsiaiškinau, kad šūdas čia ne koksas. O tai gal pamaišyt su kom nors? Juk patigi tada sakėt, kad velka geriau nei amfetaminas. Baikit, geriausiai velka seksas. Beje, kaip ten ta jūsų širdgėla? Nepykit, kad priminėjau. Kaip tai nebūtų keista, dabar aš galvoju tik apie santykius su jumis. Jūs akivaizdžiai apsiuoštėsi. Man atrodo, kad jūs nebenorite pistis. Anaiptol, su malonumu. Jūs tokia graži. O kad jūs žinotumėt, kaip gražiai aš čiulpiu. Gal sakau, jau nebetidėliokime ir pradėkime? Ne, neskubėkite. Aš tik prieš minutę prarėjau žydrą tabletę. Reikia palaukti, kol suveiks. Jam nestovi. Palaukim. Blet, kokia huinė čia gaunasi. Tai reiškia, jis manęs nenori. Fuck! Reikia kažką daryti. O jeigu jūs atsisėstumėte greta manęs, gal greičiau suveiktų? Nu ką, gal pasilaižom? Kalvarijų turgui pašvinko mėsa, pašvinko mėsa. Klausau? Centriukas? Viešnamis. Jums turbūt atrodo, kad aš nimfomanė? Nu taip, jūs tipiška nimfomanė. O jūs tipiškas Mickey Mausas. Alio? Centriukas? Netrukdykit, gerai? Na, kaip jūsų Viagra? Dar nesuveikė? Alio? Centriukas? Taip. Kas kalba? Honorata. Pagaliau prisiskambinau. Klausykit, čia toks reikaliukas. Perduokit šefui, kad planuojame. O jūs pats ir perduokit. Šefas kaip tik šalia. Čia kažkokie durniai banditai visą dieną skaminė ir pisa protą. Jūs apsimeskit šefų ir pasakykit tiem debilam, kad jie yra debilai. Klausau. Šefe, atsirado dar vienas pirkėjas. Radžis. Sakė, atsiskaitys aukso dirbiniais. Susitinkam su juo pirmą prie turgaus. Rytoj? Ne, dabar už 5 minučių. Ką daryt, atšaukt? Viskas gerai, aš sutinku. Joana, atleiskit, bet man jau metas bėgti. O kaipgi seksas? Nenusiminkit. Pasivysim rytoj.
Karočią, tu neįsivaizduoji, koks ablomas. Koks ablomas? Aš ant bairio jam pasiūliau apsimesti tų degradų šakų, tų banditų, kur skaminėjo man. Tai pasirodo pataikiau kaip pirštų išitną. Paaiškėjo, kad jis akurat jų šefas. Išlėkė kaip į gaisrą su stačiu bibiu. Nu, nes prieš tai užsimetė viagros, o toks kultūringas atrodė gaila. Aš tai nematau čia nieko baisaus. Pamandyk, banditas. Ir taigi ne šiaip koks pieška, o šefas? Ne, nu tai aš ir parinuos ne dėl to, kad jis banditas ar šefas. Man nuplaukė seksas. Tugi žinai, kaip retai geras pasitaiko. Svarbiausia, tu žiūrėk, kad nebūtų gėjus, nes tada tai tikrai būtų ablomas. Nešnekėk nesąmonių, gerai? Nors palauk. Aš sugalvojau, kaip mes jį patikrinsim. Davai, sakyk. Tu apsimesi transvestitų ir pabandysi jį pakabinti. Aš tau ką, panašiai transvestitą? Nu taip, jeigu pastelgti vaizduotę dar kokių papildomų priemonių, nu tipo kokį bananą įsikišti triusikus, niekam net klausimų nekiltų. Galėtum tiesiu taikymų į gėjų paradą. Neatsikalbinėk. O ką? O gal visai galėčiau, normaliai. Sakykit, Nu tai ko tu parinės tada? jūs transvestitai. Kas yra? Jau apsisprendėt, ką pirksit? Bananų. Neturim bananų, imkit kalafiorus. Aišku, iš kur bus tų bananų, kai aplinkui vieni apsimetėliai. Jūs teršite garbingą transvestitų vardą. Paklausyk tiksliai, jeigu bus parašyta, mums pizdės bus. Jums iškrypėliai seniai visiems pizdėts. Tai ir pizdinkit iš čia. Nemanau, kad žinok paryž. Nu, blogiausia atveju atpizdinsi paleis. Let jau man nervai nelaiko. Davai pizdinkit iš čia, pederastai. Ko čia reikia ant bachuriukų, tu sena kurva? Aš nesena. Sena! Klausau. Labas, gražuolė, pakviesk maniškę. Taviškis. Taip, Zuika. Taigi, blėt, pizdini namo tik tai. Gerai, tuoj. Klausyk, maniškis mane į teatrą pakvietė, o tu paieškok dar Facebook'e. Tiksliai. Facebook'e reikia įdėti tokį postą, kad palaikintų kuo daugiau žmonių. Pavyzdžiui, įdėsiu savo papų nuotrauką ir prašysiu New fuck, Newfoundland. Kadangi pas mane internetas pakankamai greitas, tai vienas laikas ateis maždaug per 5 minutės. Vienas laikas. Antras laikas. Klausau? Centriukas? Aha, Kas jūs tokia? honoratą. Perduokit mūsiškiams, kad šiandien jie turi nuvežti visus pinigus į agentūrą ir užsakyti reklaminę kampaniją būsimam narkotikų fabrikui. Gerai perduosiu, o nežinot, kur šefas? Kas čia per klausimai? Jūs ką iš mentūros? Ne, bet... Alio? Blet, kiek čia tų laikų buvo? Nu nieko, pašėrinsiu iš naujo. Vienas laikas. Nu kas dabar? Klausau. Centriukas? Taip, centriukas. Jūs gal kartais matėte šefą? Nu ne, mesgi su juo bendrom per jūs honoratą, o ką dingo? Ne, nieko, gal dar atsiras. Beje, turiu jums žinutę. Žinutė, sakot? Nu, sakykit kokią. Šitą... Tuoj prisiminsiu. Jūs gal mažiau rūkykit. Jūs neaiškinkit, gerai? Gerai, tai kokia blėt žinutė? Jūs turite nuvežti visus pinigus Nu, kur nuvežti? Nu, blėt. į mentūrą ir užsakyt narkotikus. Nichuja себе. Blet, į agentūrą ir užsakyt reklamą. Alio. O, pagaliau, nu kur taip ilgai valkiais? Viskas, tavo šefas nusiplovė, nebus jokios orgijos pizdėtis. Tu ką, negali jos laikyti? O ką man reikėjo daryti, ką? Pačiulpti jam gal ar ką? O ką, didelio čia daiktą pamanyk pačiulpti. Eik, tu durnė, tu visai nesupranti, kad aš jau kauliu. Čiulpiai? Ką, aš durna, kad nepasinaudočiau progą? Šaunuolė. Žodžiu, mes su juo visai neblogai pasitusinom, viską su juo tvarko, jis negėjus. Ne, nu čia puikiai žinia, o telefoną paėmei? Aišku, paėmiau. Einam? Kur? Pasuksim jam, susitarsim dėl sekso. Kad aš kaip ir pasipisus jau. Davai prisijungsiu prie jūsų kitą kartą. Kaip matote, aš viena be draugės. Nieko baisaus, bus tų draugių ir dar ne viena. O gal man palyst po stalu ir jam pačiulpti? O davai aš palysiu po stalu. Tik nepradėkite dabar niekur lysti, gerai? Nu,
Žiūrėkė, tai kaip aš įvertinsiu, jeigu su nugara sėdi? Kas sėdi? Žmonės čia pas jūs sėdi. Ir jūs atsisėskit. O stovėt negalima? Nu čia dabar, kas jums čia autobusas, blėt? Pizdinkit tik staigiai ten į galą ir sėskitės, kad man čia ant tako nestovėtumėt, blėt. Žiūri dar. Nu, reik pakelt. Nu, maža to, gal šeimininkė, gal sugalvojo alaus mums atnešti. Alio. Sakykit, koks pas jūs telefonas? Minutėlę. Man atrodo čia iPhone'as 535. Nichuja себе. Čia ta Čiuvirla? Ne, jinai senis kažkoks. O kur Čiuvirla? Ką žinau, nepaklausiau. Pasimečiau kažkaip. Jūs per daug užsiparinės. Einam parūkysim. Atsiprašau, gal galima prisidegti? Alio, balandėliai, ugnies galima? Jūsų paslaugoms. Eik tu nahui. Blet, jaučiu čia iš kalėjimo skambinėja. Alio. Labą dieną, gal galėtume jūs sutrukdyti minutėliai? A jūs ten kalėjime neturite ką veikti, ką? Pažaiskit, ką nors. Rankdarbiais užsiimkit, pasimuškit galų gale, tarpusavį. Labai jau įtartinas ten senis. Labadiena, jūs už narkotikus atsakingas? Už ginklus. Aš atsakingas už ginklus. A ką jūs čia turit? Mums sakė atvežti pinigus ir paimti narkotikus. Jūs ką, hojėlį? Čiagi komisariatas. Atvažiavo, matai, gražuolį apsipirkti kaip į taborą. A kiek čia yra? Jaučiu koks 100 milijonų. Ką? O eikit jūs nahui. Nu gerai, tai mes einam. Alio? Jūs vienas gyvenat? Ne, mūsų čia daug. Aš Algirdas, Vytautas, Mindaugas, Kęstutis, Žygimantas,